Ne pasaulis kaltas, tiesiog nemoku laiko sustot. Kaip pamasiutas liežuvis greitesnis už protą, žodžiai krenta kaip stiklas ant grindų. Ta akimirka jautiesi stiprus, o po minutės tuščias viduj. Aš pakeliu balsą, nors reikėjo rankos. Aš ginčiuosi, ieškau pergalės netiesos. Ir kai viskas nutyla, lieka tik veidrodis, kuris žiūri atgal ir nieko nesako. Kaip pamasiutas, aš prarandu save, o paskui ilgai ieškau. Atsiprašymai visada per tylus, kai žala jau padaryta. Kaip pamasiutas, širdis užsidaro, bet meilė dar beldžias. Aš mokaus kasdien neskubėt su žodžiais, nes tylos kartais reikia daugiau. Aš ne angelas, ne mokytojas, ne šventas. Aš žmogus, kuris kartais neišlaiko tempo. Vidu kunguliuoja ego baimės spaudimas, ir šitas tampa ginklu ne apsauga. Bet žinau, nestipru tas, kas reikia garsiai, stipru tas, kas sugeba sustot. Ir kiekvieną dieną rankos kova savy, nes lengviausia kaltint kitus. Įkvėpk dar kartą, dar kartą. Aš gailiuosi ne dėl pykčio paties, o dėl to, ką pasakiau per jį. Nes žodžiai lieka gilniai emocijos, anot kai tonomis skauda labiau. Aš mokaus klausyt, ne tik lauk savo eilės. Mokaus tylėt, kai viduj audra. Nes meilė ne tai, kas neklysta, o tai, kas po klaidų lieka. Kaip pamasiutas, aš sustoju, ne visada, bet dažnoju. Aš mokaus kasdien būti ramesnis, nes tie, kuriuos myliu, to verti. Kaip pamasiutas, aš prisimenu, kad ne viskas kova. Kartais didžiausia pergalė nepasakyti to, kas skaudintų. Aš dar mokau, Bet aš einu į priekį. ir tai svarbiausia. Kaip pamasiutas, tai dar ne pabaiga. Tai pamoka, kuris skauda, jį po jos atsistoji geresnis. Reiškia augi, aš renkuosi kiekvieną dieną, nepykti vat vakuumybę. Ir jei kartais vėl suklysiu, aš bent jau žinosiu, bandžiau. Kartais Užtenka tiesiog